Pristatysiu paskutinius mūsų šiandienos webinaro pranešėjus. Skaitys Velvė įmonės atstovai, projektų vadovas Bronius Rupšas ir inžinierius Artūras Kutka, atstovaujantis profesionalios statybinės chemijos MAPEI grupę. Tai negaištant laiko, perduosiu žodį ir paprašysiu, jeigu įmanoma, per daug neišsiplėsti, pabandyti įsitelkti į tą limituotą mūsų webinaro laiką. Tai ačiū labai ir žodis jums. Labą dieną. Iškart noriu apsitarti, mums šito laiko, ar čia man skubėti, ar čia galiu daugiau šnekėti. Mes kiek turime dabar? 15-20 minučių, pusę valandos? Iki webinaro pabaigos turime 40 minučių, bet būtų gerai dar pasilikti diskusijai, kas norėtų pakalbėti tiek su jumis, tiek su Gelan atstovu, tiek su architektais. Tai gal, jeigu manoma, 20 minučių, manau, būtų optimalu. Gerai. Ačiū. Gerai, supratau. Tai gerą dieną visiems. Esu Artūras. Pareigos buvo ten sumaišytos. Esu projektų vadovas. Vėliau mane pratęs mūsų inžinierius Bronius. Tai atstovaujame MAPEI gamintoją. Ir šiandienos tema – balkonų terasų hidroizoliaciniai sprendimai. Pats MAPEI gamintojas, šiek tiek noriu apie MAPEI gamintoją, kad žinoti, kas tai yra, su kuo mes susidurėm. Tai yra rimtas gamintojas, nuo 1937 metų, pradėjęs plytelių liniją ir šiai dienai jau turi apie 24 įvairias sisteminės, įvairias dangų sistemas, tame tarpe ir betono remontas. Pagrindinis mūsų akcentas, pagrindiniai, ką gamina MAPEIus, tai yra statybinė chemija. Tai mes ir pašnekėsim daugiau apie tą konstrukcinę dalį. Čia prieš tai šnekėjo architektai, daug šnekėjo ir rodė gražių projektų, gražių paveikslėlių. Mes šnekame ir mūsų tema yra apie tai, kaip tą išsaugoti, būtent tos balkonus, terasus ir atitinkamai laiptai. Tai yra labai panaši sistema yra. Ir kaip atstatyti jau suardytus balkonus arba suirusias terasas. Tai vakar esu gavęs tokį klausimėlį, ant kiek yra mūsų didelė ta praktika, ant kiek yra didelė patirtis. Ir važiuodamas namo, tai pagalvojau, kad labai gerai, kad mes atstovavom tą didelį gamintoją, kuris tuos sprendinius ir yra paruošęs, kuris turi didžiulę tą patirtį. Ir kas liečia hidroizoliaciją, tai jau aplamai turi virš 30 metų tą patirtį. Ir paruošti yra tie visi standartiniai sprendiniai, kuriuos mes šiek tiek adaptuojame, pritaikome pagal susidariusias situacijas. Tai va, kelios skaidrės iš naujos statybos. Čia būtų gal nelabai įdomu ar ten keista, jeigu tai būtų senamiestis, jeigu tai būtų senovė, kol dar nebuvo tų medžiagų. Kai minėjo pirmasis pašnekovas Gintaras Čaikauskas, kad anksčiau iš viskas tai buvo primityviai, nes nebuvo medžiagų, niekur nebuvo hidroizoliacija naudojama, bet kai į mus kreipėsi ir į dieną ne vienas klientas ir su tokiom problemomis, ką mes matome, ir mums reikia pateikti sprendinį. Bet čia jau matosi, kad buvo sutaupyta, buvo parinktos ne tos medžiagos, buvo parinkti ne tie sprendiniai. Ne visada gali kaltinti architektą ar konstruktorių, bet matosi, kad čia tiesiog statybininkai kažkur kažką nedadarė. Tai jeigu nebūtų tokių balkonų, nebūtų mūsų, kaip sakoma, šios dienos temos, todėl norėsim apžvelgti, kaip teisingai visą tą dalyką spręsti. Tai kaip ir minėjau, gamintojas turi pateikęs ne vieną sprendinį, kaip teisingai, tvarkingai įrengti balkoną, terasas arba laiptus.
kad ateityje neturėtume problemų. Netgi ir teisingai įrengus visus tuos sprendinius, visus šitos mazgus, bet pasirinkus neteisingas medžiagas, nekokybiškas medžiagas, mes prarandame tą laiką. Jeigu mes šnekame, kad balkonas įrengtas 5 metams, balkonas įrengtas 10 metų, mes vis dėlto norėtume šito sprendinio, šitos sistemos, kuri tarnautų tikrai ilgus dešimtmečius. Tai nuo kokybiškai parinktų medžiagų priklausys ir šito sprendinio ilgamžiškumas. Šiek tiek apžvelgsime pačius produktus. Toliau bus brėžiniai, kuriuos mūsų inžinierius išaiškins. Bet visa pradžia prasideda nuo to, kai mes turime pliką balkoną, pliką betoninį balkoną. Šnekame tik apie betoninius balkonus. Tai nėra mediniai, tai ne medinės terasos, yra ir kitokių sprendinių kaip balkonai, lengvos konstrukcijos, aliuminiai. Bet čia mes šnekame apie betoninę balkonus ir betoninio balkono apsaugą. Tai mes šiam sprendiniui siūlome pirmiausia pasidaryti tinkamus nuolydžius. Dažnai būna balkonas gamykliškai pagamintas, išlietas, bet jis neturi nuolydžių vandeniui. Ir čia yra dvi problemos arba du sprendiniai. Tai su kuo mes formuojame tą nuolydį. Ir dažniausiai tam mes pasirinkam remontinius mišinius ir tos remontinius mišinius galime dėti ant esamo betono, jeigu jis yra pašiauštas. Tai reiškia, turi būti sufrezuotas ir tai turi būti bent jau 5 mm nelygumai, kad tas remontinis mišinys tinkamai sukibtų ir tarnautų konstrukciškai tvirtai. Kitas variantas yra, jeigu mes nenorime kelti dulkių, triukšmo ir galbūt net neturime tų sąlygų mechaniškai sušiaušti to betono, tai parenkama yra sistema šlapias ant šlapio, kaip mes sakome. Aiškiau, tai yra tepamas epoksidas ir ant jo iškart įrenginėjamas remontinis mišinis, formuojamas nuolydis. Tai čia visi tie betono išsilyginimai ir panašiai. Pats epoksidas iš savęs jau yra irgi nepralaidus vandeniui. Jis ne tik, kad sulipdo du sluoksnius konstrukciškai, tai seną betoną su šviežiu betonu, bet ir duoda pačiam balkonui papildomo dar ir konstrukcinio tvirtumo. Mišinys neturi lakiųjų medžiagų savyje, neturi benzolo ir kitų išsiskiriančių medžiagų. Dėl to savo džiūvimo procese išlieka toks pats su tom pačiom savybėm ilgą tą laikotarpį tarnavimo. Sekantis produktas, kaip ir minėjau, tai yra mūsų jau atrinktas. Pats gamintojas turi tikrai 10 tų remontinių mišinių ir mes išbandę esame kelis variantus. Atrinkę esame būtent va šitą produktą, remontinį mišinį Confix PP Fiber, kuris savyje turi mikroplošto, kuris neduoda betonui džiūnant trūkinėti, daro jį tvirtesnį, neduoda formuotis oro ertmėm. Su šito produktu galima formuoti nuolydį nuo 10 iki 50 mm. Tai reiškia taip, kai mes pasidarome tvarkingai tuos nuolydžius su remontiniu mišiniu, suformuojame, išsilyginame, sekantis etapas yra hidroizoliacijos. Tai čia gal tas ir yra pagrindinis papildomas produktas, apie kurį mes norim plačiau šnekėti. Mes turime bent 3 šito dvikomponentės cementinės hidroizoliacijos variantus.
paprasčiausias yra, jeigu mums nėra kažkokių iššūkių ir papildomų reikalavimų, tai yra paprastas Mapelaskis, dvikomponentinė hidroizoliacija, kuri apsaugo mūsų konstruktyvą nuo drėgmės. Prieš tai medžiagos, kurios buvo panaudotos, epoksidas ir remontinis mišinys, jie irgi taip pat, jeigu jie netrukinėtų, jeigu dėl judamų konstrukcijų, dėl betono sustraukimų ir panašiai neturėtų mikro įtrūkimų, jie pilnai galėtų tarnauti kaip medžiagos, kurios apsaugo konstrukciją nuo drėgmės. Mapelastikas yra elastinga medžiaga, jinai išlieka elastinga visą savo gyvavimo periodą. Elastingai jinai išlieka taip iki minus 20 laipsnių temperatūros, reiškia, prie šalčio jinai lygiai taip pat būna elastinga. Ir jinai jau apsaugo mūsų balkoną, mūsų konstruktyvą nuo nedidelių įtrūkimų. Reiškia, jeigu kažkur įvyko įtrūkimai, šita dvikomponentinė hidroizoliacija apsaugo nuo tolimesnio vandens papuolimo į konstrukcijas. Priedo cementinė hidroizoliacija apsaugo ir nuo teršalų, tai yra nuo CO2 papuolimo į konstruktyvą, kuris vėliau gali iššaukti armatūros koroziją ir tolimesnį ardymą. Mes visą laiką žiūrime tik tai, dažnai šnekame apie betonus, bet mes turime atsižvelgti tai, kad gelžbetonis turi savyje nemažai armatūros, metalo, kuris lygiai taip pat turi būti apsaugotas nuo sulfatų, chloridų ir CO2. Prie viso to, cementinė hidroizoliacija taip pat yra atspari druskoms, šalčio ciklams, jūriniam klimatui, jūriniam vandeniui. Tai jeigu ten pastatai kažkokie yra irgi šalia jūros arba jūrinio klimato zonose, taip pat mes, naudodami šitą apsaugą, apsaugome konstruktyvą nuo jo ardymo. Kaip ir minėjau, jeigu mes neturime papildomų iššūkių, užtenka šitos hidroizoliacijos, tai jinai yra tikrai gera. Gamintojas jau duoda jai 30 metų praktinės patirties, tai yra virš 30 metų yra įrenginėjama, per tą laikotarpį jau yra įrengta virš 330 tūkstančių kvadratinių metrų tos hidroizoliacijos. Tai dėl jos patikimumo ir tvirtumo ir ilgamžiškumo čia jau yra garantijos. Turime kitą kartą būna, kada mes šnekame apie terasas, o terasos būna įrengtos ant grunto, ant žemės. Ir atsiranda iš karto toks klausimas, ar nėra kylančios drėgmės. Ir dažnai apie tai nepagalvoja nei architektai, nei konstruktoriai. Ir čia jau mums, kitą kartą sako, mums reikia rengti hidroizoliaciją. Uždavo šitą klausimą, ar nebus kylančio drėgmės, ar nebus kylančio vandens. Būna susimastoma ir tada ieškoma to sprendinio. Tai jeigu yra kylanti drėgmė, mes naudojame jau visiškai kitą hidroizoliaciją, tai Mapelastic Foundationas, kuris yra atsparus nuo kylančios drėgmės. Reiškia, jis apsaugo ne tik nuo išorinės drėgmės, bet yra tvirtas, neatsilups, neišeis puslėms nuo kylančios drėgmės. Ir jeigu yra jau konstruktyvas, kuris veikiamas yra vibracijų, trūkinėjimų, ar iškart numatomi, kad galimi bus įtrūkimai kažkokie, yra Mapelastic Smart. Tai yra tas pats produktas, bet jis turintis ženkliai pranašesnės savybės ir galintis apsaugantį betoną
iki 2 mm įtrūkimams. Plius mapelastikas, kaip hidroizoliacija, jis dar veikia, sutvirtina betoną papildomai, konstrukciškai. Reiškia, trūkus betonui, mikroįtrūkimams, pati šitą hidroizoliaciją dar papildomai laiko betoną nuo tolimesnių skilimų, nuo tolimesnių trūkimų. Aišku, įrengiant šitą hidroizoliaciją, labai svarbus ir jos yra išlaikyti jos storius, parametrus. Taigi gamintojas teigia, kad paskaičiavimai yra, kad šita hidroizoliacija turi būti įrengiama 2 mm storiu. Tai mes dedame, tam mes pasitelkiam į tai, panaudodami tinklelį, šarmams atsparų tinklelį, jis panašus yra kaip ir fasadiniai armavimo tinkleliai, tam, kad mes sutepę pirmą sluoksnį hidroizoliacijos, dedame tą tinklelį, kuris mums užgarantuoja, tepant antrą sluoksnį, kad storis išliks visame plote vienodas, nebus per plonas, kas įtakos savybėms vandens pralaidumo, tiek nebus per storas. Nes negali būti nei per plonas, nei per storas, nes per storas jis irgi turės savo įtrūkimus, bus pažeidžiama jo techninės charakteristikos. Ir toliau čia aš būtent išnagrinėjau būtent plytelių sistemą. Jeigu mes viršutinę dangą, kaip visada mes užklausime užsakovo ar konstruktoriaus, koks bus galutinis sprendinys. Tai mes čia šiuo momentu pateikėme sprendinį, kada yra klijuojamas bus galutiniam variante plytelės. Tai galutinė danga bus plytelės. Ir tada eina plytelių sistemoje, aišku, klijai. Pageidautina ir rekomenduojama, tai yra S1 klasės klijai, kurie yra taip pat elastingi. Nu ir toliau jau ten gaunasi plytelių sistemos klijavimas, tai yra plytelių klijai, plytelės ir plytelių tarpų užglaistymas. Dažnai susiduriam su tokia problema, su tokiu klausimu, kad žmonių mąstyme yra tai, kad jeigu jie klijuoja plytelės, tai plytelės kaip ir nepralaidžios vandeniu ir va ta plytelių klijavimo sistema yra apsaugo nuo vandens papuolimo į konstruktyvą, į balkonus, į terasas, ar ten jeigu terasa įrengta yra virš patalpų kažkokiu, kad tas vanduo prasiskverbs į vidų. Tai yra klaidingas mąstymas, plytelės tik iš dalies apsaugo nuo vandens, bet iš tikrųjų per plytelių siūlės, ar tos siūlės bus epoksidinės, ar tos siūlės bus cementinės, vis tiek jos yra pralaidžios vandeniui, mes niekad nesam garantuoti, kad nebus kažkokių mikroįtrūkimų ar atšokusios plytelės ir ta drėgmė nepapuls toliau į konstruktyvą. Dėl to hidroizoliacija yra visais atvejais būtina. Papildoma hidroizoliacija, apie kurią mes šnekėjome, tai mapelastikas. Gerai. Aquaflex rūfas toliau eina. Gerai, tada toliau pratęs mūsų inžinierius, išanalizuodamas būtent va šitos brėžinius. Tarkim. Taip, tai sveiki visi, esu Bronius, inžinierius ir Artūras, kolega, pristatė mūsų produktus, dabar juos papasakosiu, kaip mes pritaikome konkrečiai situacijai, tai principinėse mazgose. Tai pradėsime nuo nešiltinto balkono ir visas procesas prasideda nuo gelžbetoninės plokštės įvertinimo, ar joje yra kažkokių įtrūkimų, ar reikia remontuoti nelygumų. Tai mes siūlome juos užtaisyti remontiniais mišiniais, tokiais kaip Comfix, anksčiau jau minėto, ar Planitop Smooth and Repair. Šie mišiniai yra R4 klasės
kad nepirkti daug skirtingų mišinių, mes siūlome klientui ir nuolydžiui suformuoti su tais pačiais mišiniais. Ir įrengimo principas yra, kad šlapis ant šlapių, kaip Artūras minėjo, naudojame Mapapoxy L epoksidinius klijus, kol jie dar yra šlapi, įrengiame ir betoninį sluoksnį. Tada ant jau suformuoto nuolydžio yra įrengiama Mapelastic ar Mapelastic Smart hidroizoliacija. Svarbus akcentai yra tame, kad ties kampais, kaip pirmame mazge galime matyti, kad atskirti du skirtingus sluoksnius, tai sieną ir nuolydį formuojantį sluoksnį, reikia naudoti Mapeband Easy juostą ant šlapio Mapelastic paviršiaus. Kitas svarbus akcentas, kad hidroizoliaciją reikia įrengti iki gelžbetonio ar mūro, o ne iki termoizoliacijos. Tada klijuojame ant jau plyteles su S1 klasės klijais, kurie jau buvo anksčiau paminėti, ir klijuojame plyteles, šalčio atsparias plyteles. Tai pagrindiniai akcentai klijuojant jas būtų, kad vertikales pirmą eilę ir prie laštakio pirmą eilę reikia klijuoti su Kerapoxy T poliuretaniniais klijais, nes šias plyteles veikia didesnė korozija ir kad apsisaugoti nuo galimo atitrūkimo, naudojame tokį sprendinį. O plytelių tarpus mes užglaistome Ultracolor Plus ar Kerapoxy CQ cementiniais ar epoksidiniais glaistais. Ir tada galime pažiūrėti, kaip yra įrengiamas apšiltintas balkonas. Iš esmės įrengimo principas lieka toks pats, tik kad čia dasideda ant suformuoto nuolydžio yra klijuojama termoizoliacija. Galima klijuoti su tais pačiais plytelių klijais. Tada ant jau termoizoliacijos yra įrengiama garo izoliacija ir įrengiamas betono sluoksnis. Mes šitą betono sluoksnį įrengiame su Topcem ar Topcem Pronto, nes šie mišiniai yra greitai kietėjantis, ant jų jau galima po 12 valandų vaikščioti ir po 24 valandų klijuoti plyteles. Jeigu yra pasirinktas natūralus akmuo klijuoti, tada tai galima daryti po 2 parų. Jeigu yra didesni plotai, tada reikia įrengti susitraukimo siūles betone ir yra įpjaunama 1/3. Ja užsandarinti reikia su Mapeband Easy hidroizoliacinė juosta, kuri yra priklijuota su poliuretaniniais klijais, o ant viršaus yra uždengta hidroizoliacija Mapelastic ar Mapelastic Smart su Mapenet tinkleliu. Būtina yra atskirti šioje vietoje plytelių klijus ir užsandarinti su Mapefoam specialia virve, kuri neleidžia poliuretaniniai sandarikliui suklijuoti apačios, o suriša tik plytelių kraštus. Taip pat turime sprendinių, paskutinėme mazge matome, kad turėklai yra įrengti ant Mapefix VSV cheminių ankerių, o pirmame mazge galima matyti, kad turime ir su įlaja sprendinių. Įlajos yra taip pat klijuojamos ant poliuretaninių klijų ir kad būtų geresnis sukibimas hidroizoliacijai yra pabarstamas kvarcinis smėlis. Tai apie šią sistemą iš manęs būtų tiek, toliau keliausime prie kitos sistemos. Tai jeigu mes jau pasirenkame kitą sistemą, tai dabar labai dažnai dėka dizainerių, architektų ir naujų madų nori žmonės, kad danga būtų ne plytelės, o kažkas kito. Ateina ir sako, kažko mums kito, kažko be siūlio. Tai dar yra toks
atskiras variantas, kai mes galime įrengti Aquaflex Roof, tai membrana, kuri skirta yra lengvam vaikščiojimui, tai nėra intensyviam vaikščiojimui skirta. Pranašumas dar šitos membranos yra tai, kad ji gali būti įrengiama tiek ant medinių paviršių, tai gali būti jūrinė fanera, tai gali būti tvirtas medienos konstruktyvas kažkoks, tai gali būti bitumas, tai gali būti netgi metalas, skarda, varis. Šita danga limpa prie visų išvardintų medžiagų ir apsaugoja, jinai turi, teisingai įrengus, jinai veikia ir kaip apdailinė medžiaga, ir kaip hidroizoliacija. Reiškia, panaudojus tam tikrą storį, jinai veikiama yra kaip hidroizoliacija. Šitą medžiagą mes esam padarę ir restauracijose balkonus. Dabar naujausias yra Vrublevskio bibliotekai buvo įrengtas didžiulis balkonas fasadinis, šalia jo mažesni balkonai, nes ten irgi susidūrė su tokia užduotim, ten plytelės pagal architektę netiko, bet dar prie viso to, nuėmant kažkada tai prieš 10-metį padarytą dangą, atsivėrė gražus architektūriniai, ten dizaininiai plintusai senoviniai ir architektas noras buvo išsaugoti tuos plintusus. Reiškia, mūsų storis visas sumuštinio sumažėjo, negalėjome lieti kažkokio betono, o turėjome su remontiniu mišiniu išgauti plonasluoksnę apsaugą, kuri apsaugotų visą tą senovinį balkoną ir tuo pačiu pritaikyti, kad galėtų žmonės išeiti, naudotis tuo balkonu. Tai būtent šita danga, šitas sprendinys buvo panaudotas, manau, jis bus labai aktualus ir senamiestyje, kadangi ta tema yra aktuali ir mes matome tos griūnančius, yrančius balkonus ir ne visada standartiniais sprendiniais išeina išspręsti tą dalyką. Kai kur būdavo dar nuo sovietmečio likęs tas būtent bituminis pasluoksnis, bet bituminis pasluoksnis atskiria du sluoksnius, apatinį betoną nuo viršutinio, ir tada mes turime turėti sunkų, storą betono sluoksnį, su kuriuo suformuotume tą pagrindą. O šituo atveju mes padarėme keliais centimetrais, įsprendėme visą apsaugą balkoną. Dar nepaminėjau. Degumas šito produkto yra B klasės, tai irgi yra pridėtinė tokia vertė, nes kaip galutinis sluoksnis yra nedegus. Ir visi šitie produktai išvardinti yra būtent sertifikuoti pagal standartą 1504. Tai yra betono apsauga 1502, 1509, tai visos čia yra betoninių konstrukcijų apsaugos ir remontiniai mišiniai. Čia yra keli parodyti vaizdiniai pavyzdžiai, kai mes galime ant esamų plytelių, dažnai irgi būna tokia probleminė dalis, kada žmonės įsirengia terasas ir kažkurį laiką, kaip aš minėjau, 5 ar 10 metų laikė ir viskas buvo gerai, bet atsirado įtrūkimai. Apačioje galbūt irgi buvo įrengta arba neįrengta hidroizoliacija, arba ta hidroizoliacija buvo prastos kokybės, kuri laikui bėgant prarado savo elastingumą, pradėjo trūkinėti ir dėl to kažkur pradėjo sunktis vanduo. Ir žmonės nenori šalinti tų esamų dangų, plytelių, nes jos kaip ir visos atrodo tvarkingos ir prilipusios gerai, bet yra vandens pralaidumas ir per kažkur vanduo teka. Tai toks vienas iš pigiausių, paprasčiausių ir vos nebuitiškai įrengiamų, panaudojant šitą mūsų Aquaflex hidroizoliaciją, galime išspręsti
vandens stabdymą, vandens papuolimą į konstruktyvą arba į buitinės patalpas. Ir kaip minėjome, šita Aquaflex Roof danga gali būti taip pat dengiama ant bituminės dangos, pritaikant tokį stogą bituminį, vėlgi išeiti žmogui į tas erdves, pasinaudoti esamom terasom, esamais balkonais. Bei, kaip ir minėjau, medis, metalas. Toliau vėl mūsų inžinierius pristatys tuos pasluoksnius visus ir visą sistemą. Taip, tai įrengimas yra ganėtinai paprastas. Šie mazgai yra būtent iš Vrublevskio bibliotekos. Tai ten jau buvo padarytas cementinis nuolydį formuojantis sluoksnis ir ant jo šlapio pagrindo, jau anksčiau minėto, buvo įrengtas papildomas betono sluoksnis su remontiniu Comfix Fiber skėdimu. Tada ties kampu vėlgi reikėtų užsandarinti su Mapeband Easy juosta, kas šiuo atveju buvo naudota, arba kaip alternatyvą galime naudoti Mapeflex MS45 poliuretaninį užpildą. Kaip gruntą galime naudoti tą patį Aquaflex Roofą, jį reikia tik praskiesti 10% vandens ir galime gruntuoti. Tada išdžiūvus gruntui tiesiog yra uždengiami 2 Aquaflex Roof sluoksniai, kurie turėtų būti bent jau po 0,5 mm storio ir galutinis dangos storis turėtų susidaryti milimetras ar daugiau. Sekantis pritaikymo būdas šios medžiagos yra atsinaujinti hidroizoliacijas ant bituminių paviršių. Tai vėlgi reikia tik pritaikyti konkrečiai situacijais vis skirtingą gruntą. Tai šiuo atveju bus Aquaflex Primer, kuris įsiskverbia į bituminius paviršius ir suriša ant jo esančius bitumo grūdelius ir tada nugruntuojama vėlgi 2 sluoksnius. Taip pat ties kampu ant šlapio paviršiaus reikėtų įrengti hidroizoliacinę Mapeband Easy juostą. Ir kaip paskutinis iš variantų yra ši danga įrengiama ant keraminių plytelių. Svarbiausia, reikia pasižiūrėti, ar plytelės nėra atšokusios ir tada įrengimo principas būtų toks, kad užglaistomi Adhesil P4 klijais plytelių tarpai, paviršius nugruntuojamas EcoPrim Grip gruntu ir vėlgi uždengiami 2 sluoksniai Aquaflex Roofo, o ties kampais ir turėklais reikia įrengti tą pačią hidroizoliacinę juostą. Čia dar papildomi mazgai iš Vrublevskio bibliotekos, tai kaip buvo suformuota įlaja. Pati įlaja buvo liaudiškai tariant pasodinta ant Aquaflex Roofo šlapio paviršiaus ir preankeriuota, o prie plastikinio pagrindo priklijuota hidroizoliacinė kaip ir juosta iš rulono iškirpta, žodžiu, ir priklijuota poliuretaniniais klijais ir viskas užsandarinta. Ten ganėtinai buvo didelis balkonas, tai reikėjo įrengti susitraukimo siūles, tai remontinėme cementinėme paviršiuje buvo įpjauta 1/3 šito sluoksnio ir įdėtas Mapefom poliuretaninis užpildas, poliuretaninė virvė ir užpildas, kuri buvo uždengta Mapeband Easy hidroizoliacinė juosta ir uždengtas Aquaflex Roofų sluoksnis. Tai būtų viskas.